naują automobilį, dažniausiai renkamės pagal tai, koks jis pažangus, patogus, taupus ir saugus. O kas, jeigu šie kriterijai nėra jūsų sąrašo viršuje ir jums svarbiausia įvaizdis, pravažumas ir emocija? Jeep Wrangler yra vienas charizmatiškiausių visureigių, kuris ne tik bris per upes, kops į kalnus, bet ir nuveš vaikus į mokyklą. Renkantis Wrangler tiesiog reikia pasirinkti, kiek stipriai Wranglerio jums reikia. Šalia manęs, kaip tikras kalnas, stovi 2023 metų Jeep Wrangler Rubicon. Tai tikras amerikietiškas džipas, tačiau po kapotu nerasite didelio V8, tik tai 2 litrų turbo benzininį variklį ir 2 elektrinius variklius. Vienas slepiasi pavarų dėžėje, o kitas veikia kaip starteris generatorius. Taip pat čia yra 17 kWh baterija, kuris slepiasi po galinėmis sėdynėmis. Tai gamtai draugiškas įkraunamas hybridas, kuris išvysto 380 arklio galių. Su juo vien elektra galėsite nuvažiuoti iki 50 km. O tai puikiai tiks trumpoms kelionėms mieste. Kai baterija pilnai įkrauta, galima tikėtis 4,1 litro 100 km kuro sąnaudų. Jeep Wrangler yra ilgą istoriją menantis džipas. Idėjos ištakų reikia ieškoti Antrojo pasaulinio karo metu pristatytame Willys modelyje. Civiliams sukurtas ir bet kokiu keliu tinkamas Jeep Wrangler buvo pristatytas 1986 metais. Tuo metu jis buvo tik tai 2 durų. Bėgant metams dizainas išliko ištikimas tradicijoms, tad daug nesikeitė. Pravažumas išliko didžiausių prioritetų, tačiau pristatant naujas kartas, gamintojas vis pridėdavo naujų saugumo ar komforto elementų. Norėdami mėgautis Wrangler, neturėjote būti ūkininku ar kariškiu. Tai yra jau 4 karta. Tiesa, 2024 metų modelis yra kiek atnaujintas, tie pasikeitimai nežymus, tačiau kasdienėse kelionėse tikrai pasijaus. Atnaujintas modelis turi naują priekinių grotelių dizainą su siauresnėmis juostelėmis, kurios suteikia modernesnį įvaizdį ir geresnį variklio vėdinimą. Viduje rasite ir didesnį 12,3 colių informacinį pramogų ekraną su Uconnect 5 sistema, kuri leis lengviau valdyti sistemas ir funkcijas bei turėti daugiau integruotų galimybių, įskaitant Android Auto ir Apple CarPlay. Pats interjeras bus iš malonesnių medžiagų ir turės geresnę izoliaciją. Taip pat naujasis modelis bus saugesnis, nes standartinė įranga bus papildyta papildomomis sistemomis, kurios įspės apie susidūrimą arba nukrypimą nuo juostų. Wrangler pravažumas yra išskirtinis, tad džiugu, kad inžinieriai rado būdus, kaip dar jį patobulinti. Naujajame modelyje mechaniniai mazgai yra sustiprinti ir leidžia atlaikyti didesnes apkrovas. Nors Jeep Wrangler atrodo lyg pieštas 10-mečio, tačiau neliksite nepastebėti gatvėse. Ne tik dėl jo išvaizdos, bet ir dėl dydžio. Tai geras emocijas keliantis automobilis, kurį maloniai praleis ir įleis Vilniaus eismo gatvėse, kur dažniausiai tenka pakovoti dėl savo vietos. Renkantis Wrangler, turėsite nuspręsti, kaip dažnai važiuosite bekalę, nes pagal tai teks pasirinkti Rubicon arba Sahara komplektaciją. Rubicon komplektacija, kurią turime šiandien, yra skirta intensyviai bekeliai. Taigi jis turės platesnės ir kibesnės padangas, priekinį ir galinį diferencialo blokavimą, pavaros palėtintoje ir apsauginės plokštės, kurios apsaugos mechaninius mazgus. Tuo tarpu Sahara komplektacija yra skirta lengvesniems ir malonesniems pasivažinėjimams su retomis išvykomis į gamtą. Sahara komplektacijoje padangos bus tylesnės, pakaba dirbs švelniau, o mechaniniai mazgai bus paprastesni. Aišku, lyginant net su eiliniu visureigiu ar miesto crossoveriu, su Sahara jausitės užtikrintai bekelėje. Tačiau jeigu norite su savo Wrangler maksimaliai leistis į gamtos nuotykius, tuomet rinkitės tą, kuris turi Trail Rated ženkliuką. Tai Jeep modeliai, kuriems yra keliami specialūs standartai ir testai, siekiant patikrinti jų pravažumą įvairiose bekelės situacijose. Vien įlipus į Jeep jaučiasi, koks jis tvirtas. Palietus medžiagas,
jaučiasi, kad jos itin kokybiškai surinktos. Nors iš išorės atrodo masyvus, tačiau viduje viskas kiek susitraukia. Sėdynės odinės labai greitai sušyla. Renkantis tarp Sahara ir Rubicon komplektacijų, vienintelis skirtumas bus odinių sėdynių medžiaga. Tuo tarpu 2024 metų modelyje sėdynės bus valdomos elektra. Jeep Wrangler yra funkcionalus visureigis, tad daugelis funkcijų bus valdomos fiziniais mygtukais, svirtelių arba ratukų pagalba. O skaitmeninis vairuotojo ekranas patiks tiems, kurie mėgsta daug skaičiukų ir rodmenų, nes čia matysite daug informacijos, nuo temperatūros iki visureigio pasvirimo kampų. Dėtuvių čia nėra apstų. Durelėse dėtuvių nėra, jų vietose tik tinkliukai. 2 vietos puodeliams laikyti, vieta telefonui, porankis turi 2 skyrius ir gali būti rakinamas. Centrinė dėtuvė nedidelė. Wrangler turbūt ir neturėtų būti daug atvirų dėtuvių, nes važiuojant rimta bekelė, telefonai ir smulkus daiktai greitai išsilakstytų. Kelionės gamtoje gali rimtai įsisiūbuoti, tačiau yra kelios rankenos keleiviui, o vairuotojas galės įsikibti į vairą, kuris malonus rankose ir gali būti šildomas, kas pravers šaltuoju periodu. Jis yra valdomas fiziniais mygtukais, tad valdymas bus tikslus ir aiškus. Čia taip pat yra slaptų mygtukų, kurių iš pirmo žvilgsnio nepastebėsite. Juos rasite už vairo. Su jais galėsite valdyti muzikos garsumą ir perjungti kitą dainą. Vairuotojo sėdėjimo pozicija gera, sėdėsite aukščiau nei daugelįje miesto crossoverių. Matomumas itin geras, lengvai pajausite gabaritus, jausmas toks, lyg sėdėtum tanke. Galbūt norėtųsi vietos pasidėti kairę pėdą dėl patogumo. Matomumas geras visomis kryptimis, veidrodėliai dideli, o dar geresniam matomumui pasitarnaus priekinė ir galinė kamera. O jeigu į gamtą norite žvelgti ne tik pro langą, bet ir būti jos dalimi, Jeep Wrangler leidžia nuimti stogą, dureles ir atlenkti priekinį stiklą. Beje, priekinis stiklas nėra paprastas, tai Gorilla Glass. Ši technologija yra dažnai naudojama išmaniuosiuose telefonuose, nes stiklas yra atsparesnis, lengvesnis ir ilgaamžiškesnis. O tai pagelbės tuomet, kai važiuosite bekelėje, kur daug šakų. Keleiviams įlipti gali būti kiek sudėtinga, dėl to, kad durys yra gana aukštai ir siauros, tačiau tam pasitarnaus įmontuoti laiptukai. Gale patogiai jausis ir aukštesni keleiviai. Čia matomumas geras, stiklai dideli, dėtuvių kaip ir priekyje durelėse nėra, vietoj jų yra tik tinkleliai, tačiau už kiekvienos sėdynės yra kilpos, prie kurių galima pritvirtinti daiktus. Įdomu tai, kad lubose įmontuotos garso kolonėlės. Praverstų, jeigu galinės sėdynės būtų šildomos. Wranglerio bagažinės durelės atsidaro iš šono. Tad jeigu prisiparkuosite arti kito automobilio arba sienos, gali būti keblu prieiti, o jeigu pastatysite Wranglerį bekelėje stačiu kampu, gali būti sudėtinga atidaryti arba uždaryti dureles. Tačiau toks dizainas pasitarnaus tam tikrose situacijose. Pavyzdžiui, šoninės durelės gali praversti kaip staliukas. Kalbant apie bagažinę, ji gana erdvi. 548 litrų, o nulenkus galinės sėdynės erdvė beveik padvigubėja. Iš praktiškų elementų čia rasime daugiau nei įprastą tvirtinimo taškų ir 12 voltų jungtį. Važiuojant Jeep Wrangler gali apimti dvejopi jausmai. Arba liksite sumišę, arba mėgausitės kiekvieną akimirką. Viskas priklausys nuo to, kur ir kokiais keliais važiuosite. Automagistralėje Jeep Wrangler greičiausiai nesužibės. Bus garsoka viduje dėl plačių padangų ir ne pačios geriausios aerodinamikos. Tačiau mieste situacija jau gerės. Įkraunamo hibrido elektrinis variklis leis mėgautis tylesnėmis kelionėmis trumpais atstumais. Čia pastebėsite ir pakabos darbą, ypač tose vietose, kur miesto gatvėse yra nekokia danga. Taip pat galite pamiršti apie gulinčius policininkus, jų praktiškai nesijus. Mieste pasitarnaus ir regeneracinis stabdis. Kai atleidus akceleratorių, Wrangleris stabdo
Elektriniai varikliai taip susigrąžindami bent dalį energijos. Šis įkraunamas hybridas gana staigiai šauna į priekį, tad iki 100 km/h įsibėgėsite per 6,5 sekundės. Bet tai nėra tas automobilis, su kuriuo norisi lakstyti. Su Jeep Wrangler norisi važiuoti į gamtą ir patirti naujus tolius. Ten, kur keliai yra tik pasirinkimas, o ne būtinybė. Nuostabą kelia, kaip šis automobilis patogiai jaučiasi žvyro keliukuose, net važiuojant didesniu greičiu. Bekelėje pasijaučia ir elektrinio variklio privalumai – didelis ir momentinis sukimo momentas. Tai padės kopiant į didelius kalnus ir brendant per purvo vonias. Jeep Wrangler yra modernus ir pajėgus hibridinis visureigis, išlaikantis unikalų charakterį ir bekelės savybės. Turbūt jis geriausiai atspindi Jeep šūkį "daryk bet ką". O kai yra suteikiama 5 metų garantija be ridos apribojimų, tai belieka tik keliauti.